Sveiki, gerbiami žiūrovai. Eteryje žinios. Su jumis studijoje aš, Makaras Zubolas. Šiandien ypatinga diena, nes minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, todėl norime pasidžiaugti kartu su jumis ir pranešti, kad mūsų komanda, reporterė Amelija ir operatorius Oktavianas, keliauja į vieną iš Lietuvos mokyklų. Ten susitiksime su mokiniais, kad išgirstume jų įspūdžius, kaip jie ruošiasi šventei. Tiesiogiai iš įvykio vietos Amelija. Sveika, Amelija. Sveiki, Makarai! Sveiki, gerbiami žiūrovai! Šiandien esame čia, su dirbės Marijanos Dichovskio pagrindinėje mokykloje. Mūsų transliacijos metu pamatysite reportažą apie kovo 11-osios minėjimą. Pažiūrėsime, kaip mokiniai ruošiasi šiai svarbiai šventei ir ką apie ją žino. Kviečiame visus prisijungti prie mūsų ir kartu aplankyti šią nuostabią mokyklą bei pakalbinti mokinius ir šios mokyklos direktorių. Labadiena, mano vardas Amelija, aš esu reporterė iš TV3 žinių kanalo. Labai malonu. Gerbiama direktorė, kaip jūsų mokykla ruošiasi kovo 11-osios minėjimui? Mūsų mokykla, kaip ir visa Lietuva, ruošiasi šiai svarbiai šventei. Jei užeisite į klases ir paklausite, mokiniai jums viską papasakos ir parodys. Būtinai. Direktorė, ko galėtumėt palinkėti šios šventės proga? Kovo 11-osios proga linkiu visiems gražaus ir prasmingos šventės minėjimo. Būkime vieningi ir didžiuokime savo šalimi. Ačiū, direktorė. Einame su Oktavianu apsižvalgyti po mokyklą. Oho, koks gražus plakatas. Mes nupiešėm geležinį vilką ir Gedimino pilį. O kas parašyta ant tų širdelių? Mes parašėme ant širdelių, už ką mes mylim Lietuvą. Ketvirtokai, ką jums reiškia kovo 11-oji? Kovo 11 man yra kaip saulė, nes mums dovanoja šviesą ir džiaugsmą. Kovo 11 man yra kaip pasaka, nes joje gyvena drąsūs žmonės, kurie kovoja už Lietuvos laisvę. Kovo 11 man yra kaip gimtadienis Lietuvoje, tai diena, kada švenčiame, kad esame laisvi ir galime gyventi savo šalyje. Na dabar su Oktavianu keliaujame į 3 klasę. Labadiena, vaikai. Ar švęsite kovo 11-ąją? Taip! O ką jūs pasirašėte? Šią progą mes padarėme įvairių darbelių. Parodysime savo darbus ir viską papasakosim.
Dar mūsų klasė išmoko lietuvišką dainą. Mes esame paukščiai, miškis lygias sparnus, bet visada sugrįžtam į namus. Pirmieji žingsniai, pirmoji meilė ir visos dainos, kurias dainuodavo mama. Ir duonos kvapas, ir šilo takas, visa tai yra mano Lietuva. Auksinių pievų, nuklotos kalvos ir girioje ošia ąžuolai. Čia mano žemė, čia mano mėlynas dangus ir saulė, aš galiu kvėpuoti lengvai. Pirmieji žingsniai, pirmoji meilė ir visos dainos, kurias dainuodavo mama. Ir duonos kvapas, ir šilo takas, visa tai yra mano Lietuva. Ir visa tai yra mano Lietuva. Aš padariau televizijos bokštą, nes jis man patinka. Tai yra mano darbas. Aš nupiešiau televizijos bokštą. Aš ten buvau daug kartų. Man ten patiko. Aš nupiešiau 3 kryžių kalną ir Gedimino pilį. Čia mano darbas. Aš nupiešiau Gedimino pilį, nes ji man patinka. Čia mano piešinėlis. Aš nupiešiau Gedimino bokštą ir vėliavą. Čia yra mano darbas. Kovo 11 diena tai yra Lietuvos nepriklausomybės šventė. Ta diena visi kabina ant namo Lietuvos vėliavą. Aš myliu Lietuvą. Aš padariau Gedimino pilį. Su močiutė padarė paveikslą šeimos medis. Turi spalvas, kad mūsų Lietuvos vėliava. Geltona, žalia ir raudona. O mes norim pareklamuoti eilėraštį. Tėvynė šneka. Po miestus, miestelius mes vaikštom, praeinam gatvių daug plačių. Čia tavo miestas, tavo aikštės, tėvynė šneka, aš girdžiu. Labadiena, vaikai. Labadiena! Ar minėsite kovo 11? Taip! Ar mylite Lietuvą? Taip! Mano čiukė sako Lietuva, nacinėmis sako Lietuva, aš tai sakoju Lietuva yra. Šią širdelį, mamytė sako Lietuva, nacinėmis sako Lietuva, aš tai sakoju Lietuva yra. Šią širdelį. Tai mano darbas. Čia mano Lietuva. Aš padariau Lietuvos vėliavą.
Čia mano darbas. Aš padariau televizijos bokštą. Čia mano Lietuva. Man labai patiko, jūs šaunuoliai. Nu ką, Oktavianai, keliaujam toliau. Keliaujame į 2 klasę. Aš esu reporterė iš TV3 žinių kanalo. Mano vardas Emilija. Ar ruošiatės kovo 11-ajai? Taip! O ką jūs mums parodysit? Mes padainuosime dainelę. Nupiešiu saulę lapo vidury, aplink vaivorykštę visom spalvom dažyta, o apačioj darželis ir dangus. Nupiešiu savo Lietuvą mažytę, žaliai tapysiu pievas ir miškus. Rugiagėles, visus plaukus geltonus, o jei pavyks, nupiešiu būtinai širdelį raudonų 3 milijonus. Juk nėr gražesnės Lietuvos mišin, vaikų širdį ir rankomis tapyta, nors esam gal labai maži, bet galo mylim savo šalį šitą. Dar išmokom eilėraštį apie Lietuvą. Tėvelis nuvežė man vytį, aš vėliavėlę nudažiau. Ji obelynė ir mažytė, bet man už viską švies gražiau. Geltona, žalia ir raudona, vėjeliui pučiant mirguliuos. Viena primins rugelio doną, kita kaip sodai mūsų žalios. O ta trečioji kartų kraujas, vis neramins ilgai manęs, kol švies tėvynei lygas kraujas, kol vytis laisvę jai paneš. Dar norime parodyti vieną idėją. Kokia? Tuoj pamatysit.
Bravo vaikai, jūs šaunuoliai. Ačiū direktorė. Labai smagu, kad apsilankėte. Mūsų durys visada atviros. Gal eikime dabar į 5 klasę. Ar minėsite kovo 11? Taip! Ką jums reiškia kovo 11? Kovo 11 yra reikšminga diena Lietuvos istorijoje. Šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, kuris skelbė, kad Lietuva vėl yra laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši diena man primena, kad už šią laisvę buvo sumokėta didelė kaina. Daugybė žmonių kovojo ir žuvo, kad mes galėtum gyventi laisvai. Todėl esu dėkingas visiems, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Man kovo 11 reiškia, kaip svarbu branginti laisvę. Kovo 11 yra proga prisiminti ir mąstyti, kokia svarbi yra laisvė ir nepriklausomybė kiekvienam žmogui ir tautai. Ši diena mus įkvėpia siekti savo tikslų ir svajonių, net jei kartais atrodo, kad tai neįmanoma. O ką tau reiškia kovo 11? Man kovo 11 reiškia drąsą. Kovo 11 įvykiai reikalavo didelės drąsos iš žmonių, kurie kovoja už Lietuvos laisvę. Man kovo 11 reiškia vienybė. Ši diena parodė, kad esame vieningi ir galime pasiekti didelių dalykų, kai esame kartu. Man kovo 11 reiškia atsakomybę. Laisvė yra ne tik dovana, bet ir didelė atsakomybė. Turime puoselėti savo valstybę ir saugoti jos laisvę. Man yra svarbi ir prasminga diena, kuri man reiškia laisvę, nepriklausomybę ir vienybę. Man kovo 11 reiškia viltį. Kovo 11 yra vilties diena. Tai priminimas, kad net ir sunkiausiais laikais galime pasiekti savo svajones. Man kovo 11 reiškia laisvę. Tai diena, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir vėl tapo laisva valstybė. Tai diena, kai Lietuva parodė, kad nori būti laisva ir pati spręsti savo likimą. Kovo 11 taip pat yra proga prisiminti ir pagerbti tos žmonės, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai diena, kai galime didžiuoti savo šalimi, jos istorija ir kultūra. Ši diena taip pat yra proga susimastyti apie tai, ką reiškia būti laisvu ir nepriklausomu žmogumi. Labą dieną. Gerbiama direktorė, man labai patiko, kaip jūsų mokykla ruošiasi šiai svarbiai šventei. Aš noriu jums padovanoti šitą šaliką. Prašau. Labai ačiū. Šiandienos reportažas iš Sudervės Marianos Diechovskio mokyklos parodė, kad mokiniai mini šią svarbę datą. Atsiminkime, kad laisvė yra brangiausias dalykas ir turime ją saugoti ir didžiuotis. Ačiū mokyklai už šią nuostabią patirtį ir iki pasimatymo kitose reportažuose. Ačiū Emelijai už puikų reportažą apie kovo 11-osios minėjimą mokykloje. Šiandien reportažas dar kartą priminė, kokia yra svarbi ši data mūsų šaliai. Su jumis buvau aš, Makaras Zubovas,
linkime jums gražios šventės ir iki pasimatymo rytoj.